Čia yra 0,6 hektaro, ne? Būna tokiu atveju, kaip pavyzdys, kad sklypas būna 10 hektaro, o biržė kertasi 3 hektarų. Ir čia pastabose ir parašo. Palikti biovairoviai 7 gyvus, 3 negyvus medžius. Čia galbūt čia buvo išgašė. Šiaip ūkiškai, kad būtų viskas padaryta, aš pats turėčiau čia tą kelią biškį prasibraukti, pasidaryti. Bet kadangi aš esu čia svečias vieną kartą per metus pasižiūrėti. Bet prieš valymą ar pasidarote va tokius važiuojant kelius? Nereikia jų mums darytis, mes irgi ten technika, kai atvažiuoja, jinai važiuoja visur. O pjūklininkai, jeigu reikia, jie ten kokius 500-600 metrų gali paeiti peškom. Tolimiausias atstumas, kur yra jie pjūklininkai žiemos metu, buvo 2 kilometrai į vieną galą. Kokio sunkumo įrangą jie nešasi? Tai benzapjūklas, kiek jis ten gali sverti. Benzinas, tepalai, maistas, atsarginės dalis, jeigu kažkas atsitiktų. Aišku, jeigu tokį atstumą reikia eiti jau, tai stengiasi ko gero visą įrangą palikti miške, neštis tik tais pačius būtiniausius dalykus. Čia biškį pasikasiam čiučiut. O Gediminai, kaip apsaugo tokiu atveju savo įrangą? Tarkim, miške jie palieka, ar ne? Ir traktorius paliek, ir kirtimo mašinas, ir vagysčių būna, ir kūro pavogė, ir dalis nurinkt bando. Bet ta technika visą laiką pastato kažkur giliai ir kameras pasistato. Mano praktikoje yra buvę, kad pas žmogų pasistatė, pas patį žmogų pasistatė kiemą šalia, kirto mišką, traukiam rangovom. Tas pats sodybos savininkas atėjo kūrą ištraukė. Būtų betrūkę to, kad dar pasiūlytų nusipirkti nebrangiai. Čia jau būtų. Žiūrėkit, kaip tik turiu vakarykštį, reikia mokėti. Trūksta hebra, aš turiu. Ten plius minus panašiai taip ir turėjo būti. Tai žodžiu, aplinkiniam gyventojam nerekomenduojama lysti prie miško technikos paliktos, nes viskas yra sekama, taip? Šiaip gal svetimų daiktų šiupinėti nelabai, ko gero, sveika ir rekomenduotina.